maniau, kad įrašiau tokį video, kad jau kalbėjau, bandau surasti, nu ne. Tiesiog trumpas labai klausimukas. Ar jūsų šeimoje, kurioje augote, ar dabartinėje, buvo, yra įprasta vienas kitam tėvams ar sutuoktiniui, ar vaikams sakyti aš tave myliu? Ir kažkaip tai galvojau netgi praeiti šitą komentarą, nesureaguoti, bet užmečiau į komentatorių, kai sakant, eilutes, ką komentuoja žmonės, ir supratau, kad yra tragiška situacija, mylėjai. Toje, kur augome, tikrai ne. O savo vaikams kiekvieną dieną pasakau, kad juos myliu. Ne, bet aš savo dukrai, kai ji augo ir ji man pastoviai sakydama viena kitai, dabar tai pastoviai sakau anūkei, kelis kart per dieną, kiekvieną dieną. Dieve, mielos moterys, merginos. Taip, vaikams visada sakau myliu, sakau tiek, kiek reikia. Anūkėms pastoviai kartoju, kad aš labai myliu. Mielosios, ne apie tai klausimas. Gal apie tai, nežinau, iš tikrųjų, ne aš autorius. Bet visoms sakau ir šventas kvailume. Žiūrėjau, pirmoj vietoj sveikoj santokoj. Jeigu ten jūs apsiženijot iš reikalo ten su kokiu nors alkoholiku, degradu ir panašiai, čia jau kita problema. Bet normalioj sveikoj santokoj, pirmoj vietoj, pirmiausiai visas dėmesys, visos meilės išraiškos ir visi žodžiai aš tave myliu yra sutuoktinių vienas kitam ir pastoviai. Taip, vyro savo žmonai, žmonos savo vyrui. Ir vaikas tai turi matyti pirmiausiai. Be abejo, jisai irgi yra svarbus, irgi jis yra mylimas, viskas tai yra gerai. Bet pirmoj vietoj privalo vaikelis matyti, kaip judu mylit vienas kitą. Jis turi užaugti matydamas, kaip atrodo meilė. Priešingų atveju jisai užaugs tiesiog nežinodamas, kas yra meilė. Nes, negalima išmesti vienas kito iš šeimos dėl vaiko. Negalima moteriai išmesti vyro iš šeimos dėl to, kad atsirado vaikelis. Negalima. Vaikas turi augti pavyzdyje, meilės pavyzdyje, o ne blevyzgose. Jis turi matyti jūsų meilę. Jis turi girdėti jūsų meilę. Jis turi būti pastoviai jūsų meilėje. Nes, vaikui verkiant reikalingi ir tėvas, ir motina. Būtini. Yra didžiausia šikna jūsų vaikui, jeigu jisai gyvena vien su motina. Jeigu jisai gauna dėmesį vien iš motinos. Jis privalo gauti iš abiejų. Ir, jeigu jūs, aišku, susituokėt su tokiu vyru, kuriam nusišikt ant savo vaiko, kuris ten, nežinau, kuriam nesvarbu jo vaikas, tai čia tada klausimas jums, kodėl jūs išrinkote savo vaikeliui tokį tėtį?
Kur buvo jūsų smegenys, kai kūrėt šeimą, kai ieškojot, kai kūrėt santykius. Nu, vienintelis teisingas kelias yra, jeigu jau tapot vyras ir žmona, jūsų meilė turi būti vienas kitam pirmiausiai. Ir tada vaikas maudysis pilnatvėje absoliučioj. Jeigu ne, jūs pasmerkėt savo vaiką psichologiniam, psichiatriniam problemom. Tiesiog pasmerkėt. Taip kad pirmiausiai mylit vienas kitą, vyras ir žmona. O po to, jau kai sakant, vaikelis. Ir tada vaikelis turės absoliučią pilnatvę. Ir meilės, ir visko jisai turės. Nes, čia daug aiškint, jeigu nesuprantat. Bet jeigu įjungsit smegenis, pajusit, kad tai yra tiesa, kad tai yra teisingas sprendimas. Žodžiu, nekvailiokit. Savo vaikui jūs pirmiausia. Žodžiu, meilės jums visiems.